Žemės ir dangaus valdove, saulę kūręs ir žvaigždės, kad praneštų tavo šlovę, skirtų dieną nuo nakties, tu savo ranką tvirtai šį pasaulį išlaikai. Tau dėkoju vėl širdingai, kad šią naktį tu mane vis globojai maloningai, gynei savo glėbyje, sergėjai nuo nelemtos priešų piktojo klastos. Tesu šią naktim pranyksta mano nuodėmių našta, man išganymas tetrykšta, Jėzaus meilė amžina, ten vienintelę jaučiu prieglaudą sau nuo kalčių. Ak, padėk man dar šį rytą, dvasioj keltis iš miegų, sielą sveiką išlaikyki, ligi pabaigos dienų, kai išmuš man valanda, leis sugrįžti pas tave. Atiduodu sielą savo, kūną, protą, išmintį, į rankas meilingas tavo, tu man visad padedi, Dieve širdį nuramink, vaiką savąjį priimk. Siųski angelą galingą, kad vilionę gundymu nuvarytų jis kenksmingą, gintų vis nuo piktojo ir mane į atilsį neštų pažadėtąjį. Viešpatie, praverk mano lūpas ir mano burna skelbs tavo šlovę. Teikis mane gelbėti, Dieve, Viešpatie, skubėk man padėti. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip tai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžių amžius. Amen. Aleliuja. Tarnaukite Viešpačiui pagarbę baimę, drebėdami reikškite jam pagarbą. Ateikite džiaugsmingai, giedokime Viešpačiui, šaukime iš džiaugsmo mūsų išganymo uolai. Artinkimės prie jo su padėka, iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes. Juk Viešpats didis Dievas, galingas karalius, aukštesnis už visus dievus. Jo rankose žemės gelmės ir kalnų viršūnės jam priklauso. Jo yra jūra, jis ją padarė, ir sausumą jo rankos ją sukūrė. Ateikime, pagarbinkime ir pulkime kniūpsti, klaupkimės prieš Viešpatį mūsų kūrėją. Juk jis mūsų Dievas, o mes tauta, kurią jis gano,
kaimenė, kurią jis veda. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip tai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžių amžius. Amen. Ateikite džiaugsmingai, giedokime Viešpačiui, šaukime iš džiaugsmo mūsų išganymo uolai. O kaip norėčiau aš būt geresniu, nuo ydų laikinų išlaisvintų, dirbti čia žemėje, Viešpaties pjūtyje, surinkti jam vaisius jo laimintus. Aistros tegesta jau sieloj visai, lyg jūros gelmėse skęsta giliai. Tada aš laisvas jau, mano ganytojau, gyvensiu tinkamai tau amžinai. Artimą duok mylėt širdim karštai, laimę atnešti, kur tvyro skausmai. Eikim paruošt kelius, vargšų papuošt namus, lengvinti naštą jų sielų liūdnų. Ateik, ateik pas mus, Dievo dvasia, kad širdis gydytų tavo gaivą. Tikėjimo sparnais pakilti leisk aukštai, gyventi kur džiugu, sielai ramu. Viešpatie, išgirsk mano maldą, ir mano šauksmas tave tepasiekia. Neslėpk nuo manęs savo veido širdgėlai užklupus, atsuk man savo ausį, tą dieną, kai tave šaukiuosi, skubėki manęs išklausyti. Viešpatie, išgirsk mano maldą, ir mano šauksmas tave tepasiekia. Juk mano dienos nyksta lyg dūmai, ir mano kaltai tartum nuodėguliai trupa. Kaip žolė mano širdis suvytus ir nudžiūvus, užmirštu net atsikąs savo duonos. Nuo skaudžių dejonių iš manęs liko tik oda ir kaulai. Esu lyg paukštis tyruos, tarsi pelėda apleistos griuvėsiuos. Užmigt negaliu, vis skundžiuosi, nelyginant vienišas paukštis ant stogo. Viešpatie, išgirsk mano maldą, ir mano šauksmas tave tepasiekia. Visą dieną priešai mane užgaulioja, mano vardas jiems keiksmažodžiu tapo. Juk pelenus turiu valgyti vietoj duonos, o mano gėrimas ašarom skiestas. Tai dėl tavo apmaudo ir pykčio raudu, nes tu pakėlei mane ir nusviedei į šalį. Viešpatie, išgirsk mano maldą, ir mano šauksmas tave tepasiekia.
Mano dienos nyksta lyg vakaro šešėliai, tartum žolynas aš vystu. O tu viešpatiem žinai viešpatauji ir visos kartos mini tavo vardą. Pakilsi ir būsi gailestingas Zijonui, nes jau metas pasigailėti skirtas laikas jau atėjo. Jo akmenys tavo tarnams juk malonūs, ir jo dulkės jiems užuojautą kelia. Viešpatie išgirsk mano maldą, ir mano šauksmas tave tepasiekia. Tautos pagarbiai bijo viešpaties vardo, tavo garbės visi žemės karaliai. Juk viešpats atstatys Zijoną, apsireikš visoje savo didybei. Jis atsigręš į maldavimą vargšų, jo maldos nepaniekins. Viešpatie išgirsk mano maldą, ir mano šauksmas tave tepasiekia. Tebūna užrašyta ateinančiai kartai, kad ir būsimoji tauta garbintų viešpatį. Viešpats pažvelgė iš savo šventumo aukštybių, iš dangaus viešpats pažiūrėjo į žemę, kad išgirstų belaisvių dejonę, išlaisvintų pasmerktuosius mirti. Idant viešpaties garsas būtų skleidžiamas Zijone, o Jeruzalė jo šlovės giesmės. Kai tautos susirinks drauge su karalystėm, viešpačiui tarnauti. Viešpatie išgirsk mano maldą, ir mano šauksmas tave tepasiekia. Jis išsekino man jėgas kelioniai, sutrumpino mano amžių. O mano Dieve sakau, nepaimk manęs iš čia dienoms įpusėjus, tu, kurio metai per genkartes tęsės. Kadaise tu padėjai pamatus žemei, ir dangus tavo rankų darbas. Jie praeis, o tu pasiliksi, susidėvės jie tartum drabužiai. Kaip apdara juos maina ir jie atsimaino, o tu vis tas pats ir tavo metai be galo. Tavo tarnų vaikai gyvens saugiai, tavo artume jų palikuonys bus stiprūs. Viešpatie išgirsk mano maldą, ir mano šauksmas tave tepasiekia. Tikėjimo išpažinimas. Kaip kiekvienas šeimos narys turi taip paprastai išaiškinti savo šeimai. Pirmasis tikėjimo skyrius apie sutvėrimą. Tikiu Dievo Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją. Ką tai reiškia? Tikiu, kad Dievas yra mane sutvėręs kartu su visais tvariniais, davęs man kūną ir sielą, akis, ausis ir visus sąnarius, išmintį ir visus pojūčius, ir lig šiol mane išlaiko. Bet to drabužius ir apavą, valgį ir gėrimą, namus ir ūkį, žmoną ir vaikus, dirvą, gyvulius ir visokį turtą, ir visa, kas reikalinga kūnui ir gyvybei. Jis dosniai kasdien mane aprūpina, apgina nuo visokių pavojų, sergsti nuo viso pikto ir globoja. Ir tai jis daro iš tikro tėviško gerumo ir gailestingumo, be jokio mano paties nuopelno ar vertės. Už visą tai aš turiu jam dėkoti, jį garbinti, jam tarnauti, bei būti paklusnus. Tai tikriausia tiesa. Tikiu į Dievą vienąjį,
rašte mums apsireiškusį, Tėvu Sūnum Dvasia Šventa, vienas trijos asmenyse, pasaulio sutvėrėjas jis, visatos jis valdytojas, jis žmogų savo pavyzdžių sutvėrė be jokių kalčių. Per išdidumą nejaučia, sugundė velnias jį klasta, pagailo Dievui to žmogaus, išganė mirtimi sūnaus. Dievo Sūnus švenčiausiasis, Kristus žmonijos viešpatis, suderino su Tėvu mus, išgelbėjo savo krauju. Dvasia šventoji kiekvienam, širdingai Dievą tikinčiam, padovanos išganymą, pelnytą Kristaus amžiną. Kas dvasią šventą atmeta, jos balsui pasipriešina, to laukia nuodėmės alga, teisioji atpildo diena. O Jėzau, dėkui, kad visus išgelbėjai prapuolusius, padėk tikėti į tave, kad amžinai gyventume. Antrasis tikėjimo skyrius apie atpirkimą. Tikiu ir Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo nukryžiuotas, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarą, trečią dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Ką tai reiškia? Tikiu, kad Jėzus Kristus, tikrasis Dievas, gimęs iš tėvo prieš amžius, jis taip pat tikras žmogus, gimęs iš mergelės Marijos, yra mano viešpats, kuris mane prapuolusi ir pasmerktą žmogų atpirko iš visų nuodėmių, išvadavo iš mirties ir velnio galybės, ne auksu ar sidabru, bet savo šventu ir brangiu krauju, bei savo nekalta kančia ir mirtimi, kad aš jam tikrai tekčiau ir jo valdomas gyvenčiau jo karalystėje, ir jam tarnaučiau amžinoje teisybėje, nekaltybėje ir išganime. Lygiai kaip jis prisikėlęs iš numirusių, amžinai gyvena ir viešpatauja. Tai tikriausia tiesa. Trečiasis tikėjimo skyrius apie pašventimą. Tikiu į šventąją dvasią, šventąją visuotinę krikščionių bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen. Ką tai reiškia? Tikiu, kad aš savo paties protu ir jėgomis negaliu į savo viešpatį Jėzų Kristų tikėti, nei prie jo artintis, bet šventoji dvasia mane per Evangeliją pašaukė, savo dovanomis apšvietė, tikrų tikėjimų pašventė ir išlaikė. Taip kaip jį visą žemės krikščionėje pašaukė, surenka, apšviečia, pašventina ir tikrų vieningų tikėjimų Jėzuje Kristuje išlaiko. Šiame krikščionių surinkime jį man ir visiems tikintiesiems kasdien maloniai atleidžia nuodėmes
ir paskutiniojo teismo dieną mane su visais mirusiais prikels ir man bei visiems Kristų tikintiems duos amžinąjį gyvenimą. Tai tikriausia tiesa. Šlovė Viešpačiui Izraelio Dievui, kad aplankė savo tautą ir atnešė ją išvadavimą. Jis pažadino gelbėtoją mums galingą, savo tarno Dovydo namuose. Kaip nuo senų senovės buvo skelbęs, savo šventųjų pranašų lūpomis, jog mus išgelbės nuo priešų ir iš rankos tų, kurie mūsų nekenčia. Tuo jis rodo mūsų protėviams gailestingumą ir atmena savo šventąją sandorą, priesaiką duotą mūsų tėvui Abraomui. Juk leis mums išvaduotiems iš priešų rankos, be baimės jam tarnauti, per visą gyvenimą šventumo ir teisumo jo akyse. O tu, vaikeli, būsi vadinamas aukščiausiojo pranašu, nes tu eisi pirma Viešpaties jam kelio nutiesti. Tu mokysi jo žmonės išganimą pažinti, per nuodėmių atleidimą. Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo, mūsų aplankė šviesa iš aukštybių, kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip tai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžių amžius. Amen. Šlovė Viešpačiui Izraelio Dievui, kad aplankė savo tautą ir atnešė ją išvadavimą. Viešpatie pasigailėk, Kristau pasigailėk, Viešpatie pasigailėk. Dėkoju tau, mano dangiškasis Tėve, per tavo mieląjį Sūnų Jėzų Kristų, kad mane šiąnakt maloniai apsaugai nuo visų nelaimių ir pavojų. Ir prašau tave, apsaugok mane ir šiandien nuo nuodėmių ir nuo viso pikto, kad tau įtiktų visi mano darbai ir gyvenimas. Pavedu save, savo kūną ir sielą ir viską į tavo rankas. Tavo šventasis angelas tiesie su manimi, kad piktasis priešas neturėtų jokios galios prieš mane. Amen. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą ir mūsų šauksmas tave tepasiekia. Visagalintis amžinasis Dieve, per savo šventąją dvasią tu visą krikščioniją šventini ir valdai. Todėl išklausyk mūsų maldas ir gailestingai padėk, kad per tavo malonę jis su visais nariais tau tarnautų tikrame tikėjime. Ir to meldžiame per tavo Sūnų Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. Ir kaip Viešpaties pamokyti prašome. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, teteinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes tavo yra karalystė ir galybė ir garbė per amžius. Amen. Ir malonė mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, meilė Dievo Tėvo ir šventosios dvasios bendrystė tebūnie su mumis visais. Amen.
Lig šioliai Dievas ir mane globojo maloningai. Lig šiol jis dieną ir nakčia man buvo taip dosningas. Lig šioliai jis aprūpino, maitino, rengė, linksmino, visur mielai padėjo. Liaupsė, garbė ir padėka tesie tau už gėrybę, kurios per amžių vis naujai man suteiki gausybę. Į širdį sau rašau giliai, daug Dieve gero man darei, lig šioliai man padėjai. Padėko Dieve ir toliau, pagelbėk vis iš naujo. Padėk visur, tave prašau, dėl Jėzaus Kristaus kraujo. Prašysiu to ir mirtyje, per Kristaus kančią, o Dieve, padėki kaip žadėjęs.